Sveiki, mėly bičiuliai. Sveikinu su jumis vėlų ketvirtadienio vakarą. Laidą tikriausiai jau penktadienį pamatysite. Praeitos nemažai klausimų po laidos sulaukiu. Sako, ko toks liūdnas, ko tai sako tatai. Na, tai žinokit, būna kartais. Prateriojus dyperį tokį draugą, nepigų dalyką, tai šiaip liūdasys, o dar kai būni vakare pavargęs po darbų. Tai irgi, bet nereiškia, kad liūdnas. Tiesiog. Viskas yra tikrai nuostabu. Žiema tęsiasi. Bet kalbant apie aktualijas, vis dėlto jau išlenda tendencija, kurios labai senai nebuvo, tai yra žuvų dusimai. Prasidėjo kol kas nedaug, iš Varėnos pusės dabar Grybaulis, man atrodo, pusės girdėt, kad jau žmonės ten maišais tyselynus pardavinėja. Paskui čia ir su Kaišiadoriečiais kalbėjau irgi tas pats, nuvažiavo į savo tą ežerą tokį, kur karpis laiko, ten pamatavo 3 ten to ištirpusio deguonies kiekis, tai yra blogai, tai iš karto aeratorių statė, aš manau, kad artimiausias kokios savaitę, 2, jeigu orai laikysis, bus atlydžiai sniegas, pradės tirp, gal sustabdys kažkiek, jau papuls vandens į vandenį šviežio. Tai stebėkit, jeigu žino tokių tvenkinių, ežeriukų, dar kažkur, tai valykit pirmiausia sniegą, kiek gali nuo ledo. Jeigu pateks saulės spinduliai, na, aišku, ledas storas, sunku pasakyti, kiek ten pramuša. Gręžkit eketės, kiškit šiaudus tas eketės, o dar geriau kur nors, jeigu turit galimybę, pasiskolinkit aeratorius. Gelbėkit tvenkinius, dabar yra šita žiema po ilgos pertraukos tikrai yra pavojinga ir jeigu seniau būdavo kas 2-3 metai dusimas, tai gali tikrai daug bėdos padaryti. Tai va, noriu dar pasakyti, kad tęsiasi pajamų deklaracijos toksai laikas, kai galit paaukoti ten kažkiek tai procentų žvejų organizacijom, tai yra tikrai žmonės, kurie kovoja su brakonieriais, remia mūsų idėją, kovoja su verslu, visais lobistais. Tai turiu galvoj pirmiausiai Lašišos dienoraštį, kur tikiu, kad ne visiems patinka. Ir visokių yra nuomonių, bet nelabai turi alternatyvų. Šitie žmonės tikrai budi naktimis, gaudo brakonierius, stato kameras ir tiesą pasakius labai stipriai remia mūsų tokią tikrai silpnoką gamtosaugą. Yra ir daugiau, aišku, organizacijų. Tai yra. Pasižiūrėkit, dabar yra proga tikrai padėti. Tai va, ir ką, keliaukim, dėkui dar mūsų rėmėjam irgi, kurie remiate, ačiū Patreonam, ačiū bičiuliai, kad remiat, be jūsų tikrai nebūtų jokių galimybių išeiti. Žiūrėsim, kaip ten bus ateityje, yra minčių paleisti naujienų rubriką, trupučiuką ir šitoj laidoje ir bandyti pritrauti reklamos kažkiek pinigų, bet be abejo pačią laidą saugosim, tai kažkoks bus intarpas ten apie produktus naujus pasirodančius, bandysiu tą pasiūlyti ir bandyti išgyventi. O dabar keliaukime po Lietuvą. Tai pirmiausiai vakarų Lietuvą, Klaipėdą. Turbūt arčiausiai visi girdi, daugiausiai veiksmo vyksta vadinamas poligonas, Kuršių marių dalis ir be abejo Seliavos. Tai buvo čia dabar, buvo Varėniškis, Saulius čia taip užsikabinęs važinėja, tik 350 km jam nuvažiuoti. Tai žodžiu, apie 60 stintų pagavo paskutinį žvejybai, tai yra tikrai neblogai, kas gaudė, kiti girdėt 40, 50, arba kaip Darius iš Nežvino neminėjo, tai irgi sako, tai 2 kg pagauni, jeigu yra srovė, nėra srovės po kilogramą sukrapštai. Stinta didelė, po 20-25 kg eina, tai tikrai yra, smagu, bet dirbti reikia. Stebuklų nėra, bet jau yra tas kiekis, dėl ko galima sakyti verta važiuoti. Iš kitos pusės, sakykime, iš Preilos silpniau pagauna. 10, 15, kažkam pasiseka 30. Žodžiu, pagrindinė žuvis vis ties poligono, su Nida apskritai ramybė, nieko gero negirdėti. Iš Rusnės pusės girdėt, kad balta žuvis kimbo, nors irgi čia ir Paulius Korsakas laidą davė, ne kažką pagavo. Žuvis kimba, bet esminis dalykas yra, kad labai baidosi važiuojančios technikos, vadinamų buranų. Ir pravažiavo, Muranas sako, ir kokie 40 minučių kibimo nėra. Tai jeigu taip gaudai kažkur kolūkė, kur pastoviai kažką nuveža ir parveža, tai gali nieko gero nepagauti. Patarimas būtų toks, apie 2 km kažkur žvejyba vyksta, gal iki 2 km. Bet išėjot ant ledo, eikit pėsti, jeigu turit galimybės, sniego aišku labai daug, bet maukit kuo toliau nuo kolūkio. Tai tikrai pagausit, žuvis kimba ir viskas yra neblogai ir tokių kuojų iki pusės kilogramo, 4, 500, 300 gramų, tikrai smagu. Dar įdomi informacija yra, kad jūroje stintos nelabai randa, iš tikrųjų jūros vanduo labai skaidrus, čia turbūt šalčių įtaka, 8 metrai jūroje matos Baltijoje, tai yra kažkas fantastinio.
ir labai šaltas. Inkariniai tai yra maždaug 15 km, tokia vieta nutolus, 0,2 laipsnių tik tai yra. Ir galbūt dėl to, nežinau, bet tiesiog verslininkai jūroje nepapagauna, stintas skaičiuoja vienetais, o ne kilogramais. Ir tai aišku, tokia žinia gal nėra pati geriausia, nes iš kur tas stinta, kas tikisi ateis ten pavasarį, tikisi, kad didėjai būriai dar užeis, bet jeigu jos jūroje nėra, tai iš kur jinai gali užeiti, bet tikėkime, kad ta informacija tokia nėra visai tikra. Ta stinta gal kažkaip užeis, gal net ten žiūrėjau, dar gal verslininkai netaip gaudo, sunku pasakyti. Kas dar iš Klaipėdos girdėt, kad visai minija visai tuščia, nieko gero, tiesą pasakius. Mingiai irgi ten tik tai tos sprindinukus, tokius jūreivėlius gaudo, šeriukus. Ir tas pats Dangiai girdėti irgi. Šilutės irgi tą patį. Dėkui Richardui iš parduotuvės pas Richardą. Irgi taip girdėt, kas stinta važiuoja, visi važiuoja į poligoną į Klaipėdos pusę gaudyti. Irgi girdėt 25 pagauna, kitą dieną 50 vienetų. Tenenys, minija labai silpnai, kas be pagauna, čia apie baltą žuvį kalbėt. Žodžiu, nieko stebuklų nėra. Stinta ir Klaipėdos pusė. Pagrindinis dalykas. Keliaukime į Pietų Lietuvą. Vėlgi Varėnos Merkinės pusė, jeigu pradėta ežeruose, seliava tikrai neblogai kimba. Ežeras ežerui nelygų, bet atrandama daug naujų ežerų ir čia naujokų kompanija gaudė. Po 30 susirinko seliavos ir gana gražios. Ir įdomu, kad tie tokie jau populiarūs ežerai gal kažkiek apsigaudėtas, bet atranda dideliuose kituose ežeruose, kur kažkaip iki šiol nelabai kimba, dabar pradeda. Tai žodžiu, su seliava viskas gerai, stintelė irgi neblogai girdėti, kad kimba irgi, bet irgi ten jau 100 gali pagauti, bet aišku, dydis visai kitas. O su kita žuvim stebuklų nėra. Plavysę girdėt, kad bando gaudyti, tai vieną dieną kimba, tai kuojų gražių pagauna, tai vieną kitą ešerį, tai porą dienų vėl paskui nebekimba. Apie dūstančią žuvį irgi dėkui Sauliui už informaciją, ta pati Grybaulė, bet tikriausiai ir kitur. Po truputį pradeda visose tose uždaruose, seklesniuose vandens telkiniuose. Taip, keliaukime į Alytų, kas girdėt. Na tai geriausias žinas, dėkui Modestui, tai šerys Dusiai, kimba, sakykim taip. Gal nėra ten jau taip, ne visi pagauna ir ne visi ten jau taip maišais ar kibirais, bet pagauna, kas pagauna, gražių pagauna šerių. Tik reikia paieškoti, reikia pavaikščioti, aišku, sniego daug, vaikščiojimas lengvas. Modestas sakė, pats pabandžiau pirmas iki seliavų gaudyti, nuvažiavau, draugas prikalbėjo, šiaip jau, ir sako, pataikiau 100 vienetų plus per kelias valandas. Nežinau, sako, neužkabino, sako, šiaip ar taip, gal būtų kažkaip sunkiau gaudyti, kažką galvą sukti, bet žmogus pirmas tik pabandė irgi, manau, kad toks yra. Pataikė sėkmė, ne visada jos taip kimba, ką bedaryti. Tai bet laida gera gavosi, man atrodo, kad penktadienį turėtų jinai išėti, galbūt jau kaip pasižiūrėkit Modesto kanale, gal jau bus įdėta. Kai žiūrėsit čia laidą, turėtų būti tikrai daug emocijų ir gal vienas kitas patarimas iš tų jo kolegų, kurie gaudo ilgiau. Kas dar girdėt? Nemunas šiemet tuščias, kaip sakė Modestas. Nekimba žuvis. Rudenį buvo tuščia ir dabar tuščia. Kas žiemą pabando, nieko. Tai ir laukia beškų visi potvinė. Potvinė šįmet gali būti, sakė, tiek jau ledo sniego, tai kaip paleis, tai sako, neš visas prieplaukas, visa kita, sako, čia kas Nemunas sudarkytas. Tai tai toks, taip, tiek turbūt bus. Iš Marijampolės girdėt kažkaip irgi nieko didelių garsų. Pišinkinsaitė irgi kalbėjau su parduotuvės vadovu, sako, žinai, perka truklius, perka kažką, važiuoja į Kauno marias, bando gaudyti, bet kažkokius stebuklų, bet aplink Marijampolę. Nėra kibimo kažkaip tokio, sako, kažkaip taip, gal mažai žvejojančių yra žvejų, daug sniego, nėra privažiuoti sudėtinga, kažkur tai, žodžiu, visi laukia gal atlydžio, gal bus geresni orai, truputį bus geriau. Taip, keliaukim dabar jau didžiuosius miestus, Kauno marias, į Kauną. Dėkui Viliui iš Pilnos valties, irgi surinkusiam informaciją iš savo draugų, tokio plataus rato, tokio patikimas, sako, tikrai informacija iš tų žmonių, kur gali pasitikėti, nes tų visų ten tokių pasakorių, tai užeina daug. Ešeriai sunkiai grubiai, kas ieško ešerių, 1-2 gražius pagauna. Tai palyginus tai ir daug ar mažai, tiesą pasakius, ledas storas, vaikščioti sudėtinga, gręžti irgi yra ką. O karšiokai kimba, kas moka gaudo ir girdėti irgi, kad svarbiausia, sako, nereik naktį sėdėti, kas moka. Nuvažiavai iki 12 maks pabuvai, jeigu teisingai gaudai, moki šert, visą kitą, iki 20 karšiokų tokių pagausi.
ten 600-700 gramų puskilis, vienas kitas virš kilogramo. Tai čia yra daugiau iš Palemono pusės, kas gaudo, žodžiu, Kauno pusės arčiau. Girdėti dabar iš Grabuciškių pusės, kad mažiau pagauna, bet jų didesnių, jau 1,5 ir 1-2 kilogramų. Bent jau taip tokios žinios pasiekė. Ir kas iš Nevėžio dabar iki žinios, kad labai sunkiai kimba. Yra žuvis, nuleidžia kamerą, stoja, mato, bet labai sunkiai kimba. Ir kas yra ta galinga Nemuno leidžia vandenį, hidroelektrinė, tai Nevėžis teka į kitą pusę. Ledo niekaip neiškelia, tai žodžiu, ten eketė pragręžus vos ne fontanas muša į viršų ir žuvis irgi labai sunkiai kimba. Bet, pagaut galima, bet jau taip jau lengvai žvejybai tikrai nenusiteikit. Kągi, keliaukim tada į Kaišiadorius, pas kitą Vilių, parduotuvės pas Vilių vadovą ir pardavėją ir sielą ir viską vienam asmenį. Tai Darsūniški girdėt geros žinios, ant srovės pajudėjo karšiai. Tai nėra daug, ten kas gaudo savežą 2-3, bet dydžiai yra jau visai kiti negu pagrindinėse mariose ir 2 ir 3 kg ištraukia. Atsikabina ne vienas, aišku, tokios žuvis yra srovės savežą ištraukti yra ką veikti. Ir sako, tikrai sunkios savežas perka. O šiaip kitoj marių dar irgi visi kas gaudo, bet tokių stebuklų dėlių nėra. Kas 5, 6, kas 8, žodžiu, rogiam gaudimas jau baigėsi. Iš Elektrėnų Vievių dabar pusės kažko labai didelio negirdėjau, por to, kad skundėsi, kad nekimba parduotuvėje, bet irgi iš Vilniaus irgi buvau ketvirtadienį, tai yra pasivaikščiot su sūnum, praėjom čia ledu, pasižiūrėjom, tai 15 palapinių suskaičiavau ir vienas bandė kažką kitą žuvį gaudyti įlankoje, bet irgi taip sulindė žmonės į palapinės, netrukdžiau kiek pagauna, bet matyti 15 palapinių stovi, kažkoks kibimas vis tiek yra. Tai va, kas toliau dabar, kągi, keliaujame rytus ir šiaurinę pusę. Iš Utenos pusės tai irgi žinios, kad ešerių nelabai kas eina, labai daug sniego. Storas ledas, žodžiu, uteniškiai sėdi palapinėse ir užsiema seliava. Mūsų seliavos visai neblogai. 40, 50, 60 papuola, kas tinteles gauna, tai 100 ir virš. Dydžiai įvairūs, bet truputį tokių didesnių tikrai pasitaiko. Tai va, iš baltos žuvies girdėt, kad aplinkinėse užtvankose karšiukų visai pagauna smagiai, taip jeigu toli žmonės nevažiuoja. Nepamenu dabar pavadinimo, bet ten nėra daug tų užtvankų, manau, uteniškiai tikrai žino, apie ką kalbu. Ir aišku, dauguma uteniškių, ne dauguma, bet nemaža dalis, kaip ir tiesą pasakius, Vilniškių ir Kauniškių važiuoja į Suomiją stintų gaudyti. Stintos kimba daug, važiuoti toli reikia, kelionės nepigios gaunasi, bet rezultatai įspūdingi ir nors šiemet ir mares turim ir kažkiek stintų turim, bet įprato žmonės traukti į Suomiją ir manau, kad važiuos ir toliau. Taip, kas dabar, keliaukim į Molėtus, kaip tik su Sigitu kalbėjau, graži šventė buvo labai Molėtos ir žvejų, tikrai žmonių kiekis įspūdingas ir žvejų žmogus patenkintas. Šiandien Sigitas ilsėjosi šią savaitę, taip ilsėjosi, tai aišku, prie vandens žvejojo savo malonumai, tai visai nesenai svėjojo gaudė ir labai gražiai pagavo, ten jų skaičių dabar, gal 80, gal 60, jau sumeluot, atmintis truputį paveda, bet ir vieną rimtą jau silkę ištraukė kaip reikiant. Gražu žiūrėti tokį. Tai ešerių irgi bandė, bet nekimba, sakė, storas ledas, aktyvumas nulinis, matai, kiek bandė nieko, bandė irgi dar žvejybai Pravalo ežerą, atsiprašau, norėjau sakyti, biškį kitą žodį po tokį patį, bandė sterkų, bet irgi, sakė, privažiuoti neina, ledo storis, ten paliko kažkur toliau mašinas, teko eiti traktorius vežėm, ledo storis su sušalusiu sniegu vos ne metras, ne kažkas lieka. Tai mažų ešeriukų prigaudė, matė holotais, kad praėjo viena kita stambi žuvis, galbūt ir sterkas, bet nepavyko. Šiaip tai Sigitas vis pagaudavo vieną kitą gražus, tarkim. Tenais laikais poras iki aš su juo bandžiau važiuoti, bet irgi nepataikiau. Ešeriais tik tai atsiribojom. Taip, kas dar? Panevėžį trumpai keliauju, labai nedaug informacijos, savo bičiulį Aidą pagavau, nusakė sniego, tai nerealiai, sako, tiek, kad ten baisu kažkur judėti, gaudė jisai pas save ten tvenkiniuose, sakė, kojos kibo. Netgi karpis vienas jau čia asmeniniam tvenkinį išbandė laimę, nemiega ištraukė. Tai va, kas daugiau. Zarasai paskutinis miestas, labai daug sniego ir labai storas ledas. Dėkui, kalbėjau su
Audriumi iš Meškerinės parduotuvės vienintelė Zarasuose, tai žodžiu ledo storis tai spūdingas, nuo 30 iki 50 cm priklausomai nuo vietos. Tai žodžiu, tai irgi daugiau žmonės bandė ešerių ieškoti, nieko gero, bandė karšių gaudyti, irgi visai prastai. Na tai grinai užsiėmė seliavom. Seliava berods 60 pagavo, o šiaip 30-50 stabiliai, kas gaudo pagauna, tai ir Čičirį, ir Vensavė, kituose ežeruose. Ir girdėt, kad kažkas irgi bando gal baltą žuvį gaudyti, bet pagrindė visi laukia atlydžio, ir Utena, ir Zarasai, ir turbūt visa Lietuva, kad truputį to sniego mums pamažintų. Nors tarp kitko žada truputį pasnigti ir užmesti dabar irgi, bet tikėkime, kad truputį pratirps, bus ežerai geriau vaikščiojami, gaus šviežio vandens, žuvis suaktyvės. Pavasaris jau ne už kalnų tikrai. Savaitėlė, kiek čia su trupučiu. 10 dienų ir viskas. Pavasaris kalendorinis, bet ant ledas tikiu, kad dar stovės nemažai laiko. Tai tiek, bičiuliai, šį kartą naujienų. Iki kito susimatymo. Geras savaitgalis nusimato, orai neblogi. Šeštadienį jau lik pliusiuką žada, šeštadienis dar su lengvu minusu. Nežinau kaip su vėju. Taip, vienu rodo daug, kitur mažai, kuo čia labiau tikėt, bet tikiu, kad žiemos žvejybos netiek jau daug liko. Pasidžiaugkim tuo ledu. Kas žino, kada jį turėsim, po kiek metų. Iki, bičiuliai.